Sveiki, malonų žiūrovai. Šiandien ir vėl kviečiame jūs į laidą Nuomonės - istorija, kurios nežinome. Antrojoje savo ciklo laidoje klausėme, ką mes žinome apie seniausius protėvių pėdsakus žmonijos raidoje. Šiandien mūsų laidoje dalyvauja archeologas, habilituotas daktaras, akmens amžiaus žinovas Algirdas Girininkas. Sveiki, malonu Jūs matyti. Istorikas ir dėstytojas, beje, paskaitas skaitantis ir Londono Metropolitan universitete, tai yra Aivaras Lileika. Sveiki. Na ir leidėjas bei Česlovo Gedgaudo labdaros fondo pirmininkas Leopoldas Krušinskas. Malonu Jūs matyti. Na ir tiesiogiai interneto ryšių iš Karakaso lietuvių kilmės senosios baltų istorijos tyrinėtoja ir žurnalistė, įtakingo Venesuelos savaitraščio Zeta redaktorė Jūratė Statkutė de Rosales. Taigi, laba diena, gerbiama Jūratė. Labas, čia visiems susirinkusiems labai malonu Jūs matyti ekrane. Mums taip pat Jūs labai malonu matyti ir kągi, Jūratė, tikimės Jūsų įžanginio žodžio šiandienos laidoje. Džiaugiuosi matydama, kas yra susirinkę, nes galvoju, kad gal dabar, kaip mes kalbėsimės tarp mūsų, reiškia, sąžiningai tarp mūsų visų, daug ką gal galima bus atpainioti, nes dabartiniuose mūsų darbuose pagrindinė tema yra atpainioti nepaprastai supainiotą mūsų praeities pažinimą. Mano nuomonė buvo 2 punktai, kurie daugiausiai įnešė sąmyšio. Vienas iš jų, abu buvo 18 šimtmetyje. Vienas iš jų buvo, kada Jones pranešė Europai, kad jis yra suradęs sanskrito kalbą ir prasidėjo įsivaizdinimas, kad į Europą atėjo žmonės iš Azijos. Antras punktas, maždaug tuo pat laiku, Yrė pranešė studiją tokios Wulfilo Biblijos, kurioje jisai pranešė, kad ta Biblija 4 amžiuje parašyta yra germaniška ir ji buvo suplakta su gotų pavadinimu, kurios aš vadinu gudais, ir prasidėjo nuo to momento, prasidėjo interpretacija, kad Skandija, kuri mano manimu yra Nerija, kad Buktai yra Skandinavija ir kad tie gudai buvo germanai. Nuo to laiko galėčiau pasakyti, kad viskas, kas buvo ta tema rašoma, jau ėjo ant pagrindo atėjimo iš Azijos ir germanizmo. Dabar, kai aš suradau Alfonso X 13 amžiuje parašyta Ispanijoje kronika, žodis suradau yra labai sąlyginis, nes ta kronika buvo žinoma, bet ji buvo studijuojama tik iš kalbotyros taško, kad žinoti, kokia buvo 13 šimtmečio kalba. Kai aš ją suradau, vienas iš įdomiausių punktų buvo, kad toje kronikoje yra aprašoma tauta, kurios pradžia yra nurodoma į rytus nuo Vyslos žiočių, būtent baltiškose žemėse. Tos tautos istorija yra chronologiškai aprašyta ir ta chronologija prasideda maždaug 1500 metų prieš Kristų, kas yra labai sunku patikėti. Iš kitos pusės, pasižiūrėjus, kokiu būdu ta kronika, iš kur jį atsirado, visgi jos pedigry yra labai įtikinantis. Už tai, kad
prasideda nuo rytinių gudų karaliaus diktavimo Kasiodorui, romėnų rašytojui Kasiodorui, kurio santrauką vėliau 551 metais sudaro Jordanes, kuris buvo Kasiodorą, sako, asmeniškai pažinojęs. Vėliau, kadangi Jordanas kalbėjo apie rytinius baltus, vėliau Ispanijoje atsirado jau vakarinių baltų versija, kurią surašė Toledo vyskupas Rodrigo Jiménez de Rada. Ir tarp kitko, to vyskupo yra keletas istorijų parašytos, kurių žinomiausia ir kurią aš turiu pas save, yra lotyniškai ta jau vakarinių gudų istorija, bet yra ir rytinių gudų jo atskirai parašyta istorija, yra germanų suevų istorija, yra vandalų istorija, kurios visiškai buvo nejudintos, jos tebeguli originaliuose ano meto lotyniškose raštuose, gana sunkiai išskaitomuose, ir nieka tos kitos istorijos neįdomavo Ispanijoje, nes jiem rytų Europos istorija neaktuali. O Lietuvoje, atrodo, net nebuvo žinomas. Tai dabar su tokia istorija rankose pagrindinis klausimas yra, ar tikrai galėjo 1500 metų prieš Kristų jau prasidėti ar žodžiu, ar raštu perduota istorija, kur net atsiranda tokie sakiniai kaip ir jų karaliai buvo išdėstyti visuose kraštuose, kas reiškia organizuota valstybė. Ir va čia atsistoja pagrindinis klausimas, kaip į tai žiūri archeologas girininkas. Ar tikrai mes galėjome turėti tokias tolimas jau organizuotas šaknis? Tai va klausimas. Žodis iš karto aišku jums. Taigi, ar galėjo tai būti? Matot, 1500 metai prieš Kristų archeologiniu požiūriu tai yra visai neseniai. Labai neseniai. Pirmiausia, tas laikotarpis yra jau bronzos amžius. Šitam laikotarpį, kalbant apie to meto visuomenę, ji iš tikrųjų buvo žymiai organizuotesnė, negu mes galim kalbėti apie akmens amžiaus. Tačiau tokio organizuotumo, kokio, sakykime, mes galim pasekti Egipto istorijoje, ar, sakykime, įsivaizduojamoje mūsų antikinių kraštų istorijoje. Tokių dalykų mes, žinoma, negalim sulyginti. Vis dėlto kraštas šitas buvo kitoje geografinėje plotmėje. Šitas kraštas buvo, reiškia, ir apgyvendintas, ir jų ūkis, ir kultūra, ir tradicijos buvo visai kitokios. Tačiau šitas laikotarpis jau yra tas laikas, sakykime, kad ir pagal Mariją Gimbutienę, kada šioje vietoje jau iš tiesų turėjo gyventi indoeuropiečiai. Todėl tokie perėjimai, dvasinės kultūros perėjimai, kuriuos mes pastebim pietiniuose to paties laikotarpio teritorijose, tai įvairios ten gentis, įvairios tautos gyvenusios šito laikotarpiu, jos, tas dvasinis pasaulis, ta ideologija, ji yra, mūsų kažkiek tai yra paliesta ta sritis. Ir
anksčiau, sakykime, jeigu mes turim akmens amžiaus laikotarpį, kada žmonės, kaip sakant, iš tiesų žiūrėjo į žemę, visi jų dievai ir visi požemio dievai garbino žaltį, ten rupūžę, gyvatę, reiškia, visi yra susiję šitie tikėjimai su požemiu kažkur tai. Staiga šituo laikotarpiu, tai būtent ne būtent 1500 metai, tai dar truputį anksčiau, kada žmonės pakėlė galvą į dangų. Ir jie pamatė saulę, mėnulį, žvaigždes. Ir vat šitas virsmas tikėjimuose, jis yra gana šito laikotarpį jau tikrai yra ryškus. Jau jis yra įaugęs į to meto žmonių visuomenės, sakykime, sąmonę ir praktiškai nuo šito laikotarpio mes jau galim kalbėti apie visai kitokią visuomenę. Dar pono Girininko norėjau paprašyti parodyti leidinį, kuris dabar yra ant mūsų stalo. Tai yra visiškai naujas leidinys Lietuvos archeologija ir būtent akmens amžius. Autorius be abejo pats Algirdas Girininkas. Gerbiama Jūrate, ar jūs turite klausimą dar ponui Girininkui? Žinot, taip, kaip kadangi nurodytas pirmas žygis yra į vakarus, į Vokietiją, į šiaurės vakarus, bet antras žygis, kuris pasitvirtina, net sakyčiau, iš kalbotyros ir iš daugybės kitų graikų, romėnų šaltinių, buvęs į Indiją, kada ten atsiranda sanskritas. Ir kadangi jau Čaterdži Indijoje yra pastebėjęs, kad tarp baltų seniausių dainų ir vedų galvosenos yra visiškas, jo žodžiais visiškas sutapimas, man kaskart labiau ryškėja visai skirtinga kultūros sąvoka negu kad klasinė Egipto artimųjų rytų. Man ryškėja sąvoka, kurioje pastatai neturi reikšmės, dvasinis gyvenimas turi nemažą reikšmę ir kalbos, pačios kalbos susidarime yra galvosena nuolatinio judėjimo, nuolatinės evoliucijos. Aš esu net suradusi visą eilę sanskrito sakinių, kurios galima tiesioginę išversti į lietuvių kalbą ir kur prasmė yra, kad viskas yra evoliucijos stovyje, viskas yra gamtos ir žmonių galvosenos judėjimo stovyje ir svarbiausia, gamtos produkcija, net ir vėjas, kuris būrė, reiškia veja, žiūrėkit tas pats žodis, yra tam, kad žmogui pagerinti jo gyvenimą. Ar ponas Girininkas su to sutinka, ar jis kitaip į tai žiūri? Na, vis dėlto, man atrodo, kad jūs sutinkat, bent iš reakcijos taip galėjau. Tai, žinoma, šitas laikotarpis nėra tiek labai archeologinių požiūrių labai, dar mums labai aiškus, bet kai ką mes galim pasakyti. Būtent šito laikotarpiu judėjimas žmonių pastebimas. Bet tos tradicijos, kurios buvo susiformavusios akmens amžiuje, jos išlieka labai ryškios ir bronzos amžiuje. Ir todėl kalbėti apie pasikeitimą, sakykime, tuo metu bendruomenių, tuo metu, reiškia, žmonių kaip individų, kaip antropologinio tipo, mes to negalim pasakyti.
Reiškia, judėjimas, jis yra buvęs, reiškia, yra kažkokių tai yra infiltruota į mūsų genomą, kažkur tai yra iš pietinių sričių tikrai yra kažkokių tai įtakų. Tas įtakas, žinoma, reikia aiškintis, žiūrėti, bet jos tikrai egzistavo. Ir tas jūsų minimas judėjimas, visas tas judėjime viskas, vėjas, veja ir panašiai, tai, na, žinoma, gali būti, bet, žinoma, mes su kalbotyros davinių iš šito laikotarpio tai tikrai neturim. Ir sakykime, o kaip buvo su tuo sanskritu, kodėl ten sanskritas, o čia, reiškia, labai mes galime ir tą prasme suprasti juos, kai jie sanskrito kalba ten ir čia, tai čia jau yra, reiktų paliesti plačiau indoeuropiečių kilties problemą, kalbant apie tai. Kada jūs datuojate jau pirmą tokią jau apsigyvenimą Pabaltyje? Pirmą apsigyvenimą Pabaltyje mes imam jau akmens amžiui ir tai yra poledininis laikotarpis. Tai yra 10-11 tūkstantmetis prieš Kristų. Tai yra labai seni laikai, kada pasirodo pirmieji gyventojai ir kurių, sakykime, pagal naujausius mokslo tyrinėjimų duomenis, genetinius duomenis, tai yra Madleno kultūros gyventojai, atklydę, reiškia, palei ledynus, pagal tirpsmą, pagal pietinės Baltijos jūros pakraščius, yra atvykę, atėję, paskui šiaurės elnius, atvykę ir praktiškai čia jie apsigyveno. Jų yra, kaip tik pasitraukė ledynas, šitos teritorijos buvo apgyvendintos. Būtent tos Madleno kultūros žmonių, kurių kiltis yra, tai yra pietinė Prancūzija, dalis Ispanijos teritorijos. Ir nuo to laikotarpio, žinoma, įvairiausių kultūrų, žinoma, tūkstantmečių istorija yra labai sunku atsekti. Ja, sakykime, iš tiesų pasakyti, kad tikrai nebuvo kažkokių invazijų, nebuvo kažkokių tai pasikeitimų gyventojų tarpe ir kitko. To mes negalim taip grinai pasakyti. Bet nagrinėjant materialinę kultūrą, mes galim pasakyti, kad ta materialinė kultūra, ji vystėsi nuosekliai. Nėra kažkokių tokių ryškių pertraukimų, nėra kažkokių tai tokio, sakykime, kad pasikeistų visumoj, visiškai pasikeistų iš esmės šitą kultūrą. Man atrodo, kad dabar būtų labai įdomu paklausyti istoriko žodžio, taigi istorikas Aivaras Lileika, būtent jūsų dabar ir norime pasiteirauti. Kągi mes iš tikrųjų žinome apie seniausius protėvių pėdsakus? Aš tiesiog prie istorijos bandau visą laiką prieiti konceptualiai ir didžiausia bėda, kad mūsų konceptai dažnai baigėsi ties tūkstantmečiu ir... Ypatingai dabar, taip, jo, nes biudžetas yra pakankamai didelis skirstas ir reikia kažkaip išleisti, tai ir baigiam ties to tūkstantmečiu ir kas toliau tas ir kaip ir nebeaktualu iki tam tikro laiko, kai biudžetas nesibaigs su tūkstantmečiu. Greičiausiai baigsis, atrasim kitą datą. Ir be abejo, aš žiūriu šiek tiek kaip į civilizacinius tam tikrus modelius. Sakykime, aš žiūriu kaip į šamaninę civilizaciją, kuri iki pat šiol išliko kaip civilizacijos modelis veikiantis Australijos aborigenų tarpe, Amerikos, sakykime, kažkokiu čiabuvių gyvenime, Centrinės Amerikos taip pat gyventojų. Tai yra, jinai universali, jinai yra vienoda, panaši, kaip civilizacinis modelis, prigimtinis kiekvienam žmogui modelis. Antrasis civilizacinis modelis, jisai užgimė maždaug apie 12 tūkstantmečių atgal Anatolijos žemėse, tai yra dabartinė Sirijos, Irako ir, sakykime, pietinės Turkijos teritorijai, tai yra anatoliškoji kultūra, kurioje pirmą kartą bendrai žmonijos istorija atsiranda žemdirbystė. Ir tai yra 12 tūkstantmečių atgal. Ir iš tenai visa žemdirbių kultūra, įskaitant visus indoeuropiečius pagal genomą, pradėjo migruoti. Nes ta tipo medžiotojų civilizacija, kuri atėjo iš
iš pietų Prancūzijos, iš Ispanijos, jinai priklauso afrikietiškai daugiau, o šita buvo būtent indoeuropietiškoji. Ir ta indoeuropietiškoji dviem bangom atėjo į Europą. Viena buvo pro Kaspijos ir Juodosios jūros pusę, o kita buvo tiesiogiai per dabartinę Bulgarijos teritoriją ir jinai nuėjo iki pat, sakykime, pasiekė grubiai apie 20-15 tūkstantmečių atgal, net Skandinaviją. Būtent šito genotipo. Ir šito genotipo žmonės, paskui kurios nuo 12 tūkstantmečio po trupučiuką pradėjo smelktis į Europą žemdirbių kultūrą. Žemdirbystės kultūra yra matriarchalinė savo prigimtim, nes šita civilizacija buvo sukurta moterų. Tai yra motinos deivės kultas. Visur, jeigu mes paimsim šventyklos, yra jos gimdos formos, visos šventyklos yra skirtos dangaus kūnų stebėjimui, nes žemdirbiams yra svarbiausiai virsmas gamtoj. Ir visos šventyklos maža to labai panašios į gimdą. Ir tie žvėris, paskui kurios vyrai toj šamaninės civilizacijos atstovai vaikščiojo, buvo perkelti dangų. Taip atsiranda žvėrinės, tie dangaus žvėris visi. Ir kadangi tai surišta su gamtos virsmais, metų virsmais, bet tai buvo matriarchatas. Ir šitas matriarchatas kartu su prijaukintais žvėrim, jau nebe medžiojamais, bet su prijaukintais, su visa žemės ūkiu po trupučiuką kėlėsi ir artėjo link mūsų krašto. Ir jisai Lietuvą, teoriškai, ta matriarchalinė žemdirbių kultūra turėjo pasiekti apie 3500 metų prieš Kristų, tai yra maždaug 5500 metai atgal. Čia turėtų šitoj teritorijai pasirodyti pirmieji žemdirbiai. Pirmieji tie taip vadinamieji indoeuropiečiai, kurie turėjo tą patį genotipą kaip ir anatoliškasis. Ir be abejo, kadangi ta ekspansija buvo paremta šiokiu tokiu žemių užkariavimu, tai greičiausiai tie vietiniai klajokliai, kurie greičiausiai buvo finougrų kilmės, buvo didžioji dalis galbūt vyrų išžudyta ir pasiliktos moteris, su kuriuom ir buvo turėta vaikų, ir tas prasidėjo genetinis maišymasis. Ir jeigu žiūrėti, aš tą žemdirbių ateimą, žemdirbių kultūros podų, grūdinių kultūrų, naminės gyvulininkystės, jisai turėjo Lietuvoje maždaug pasirodyti apie 3500-4000 metai prieš Kristų. Maždaug. Plius minus dar reikėtų su archeologais pasitar, būtų labai įdomu iš jūsų išgirsti. Iš tikrųjų labai įdomu, kaip archeologas reaguoja į gerbiamo Aivaro. Ne, tai labai čia viskas yra iš tiesų ne iš piršto išlaužta, kolegos, ir viskas yra maždaug šitas laikotarpis atitinka. Tai yra iš tiesų 4 tūkstantmečio pabaiga ir iki 2 tūkstantmečio jau yra Lietuvos teritorijų. Lietuvos teritorijų, jeigu taip, jeigu kalbam apie šitą kraštą, tai mes turim pačią tokią, sakykime, pirmąją tokią perėjimo iš pasisavinamojo ūkio į gamybinį ūkį tokį etapą. Pirmąjį. O kur kalbėjo mūsų kolegė gerbiama Jūratė, tai jeigu kalbam jau apie 1500-uosius šitos metus, tai kaip tik yra labai didžiulis virsmas ekonomikoje šituo laikotarpiu. Ekonominių požiūrių reiškia, perėjimas yra praktiškai pagrindę prie gyvulininkystės ir žemdirbystės. Šituo laikotarpiu jau yra lūžio momentas. 100% nebeatsitiktinis. Taip, jo. Tai jau yra jau, sakykime taip, kad jau yra persvėrė apie 50%, jau yra kažkur tai, gal ir daugiau, na, žinoma, čia yra sunku pasakyti. Europos Sąjungos modelis. Savotiškas. Tai būtent šitas dalykas yra labai ryškus, būtent mūsų Lietuvos, sakant, bronzos amžiaus laikotarpis. Tai yra virsmo. Ir jeigu taip savo metu Čildas įvardinęs buvo, kad tai Europoje įvyko ta neolitinė revoliucija būtent ten anksčiau, tai mes apie tą neolitinę revoliuciją galim kalbėti tik tai bronzos amžiaus vidury. Gerbiamo Leopoldo, dabar labai prašyčiau įsijungti į mūsų pokalbį. Mes, ypatingai mūsų žiūrovai, turbūt šiandien išgirsta daug naujų ir įdomių dalykų, kas plačiai visuomeniai iki šiol turbūt netgi ir nebuvo girdėta. Tai vis dėlto, ar šitos žinios yra pasiekiamos mūsų žmonėm, kurie domisi istorija, ar bent jau pradeda? Jūs kaip leidėjas turėtumėt geriausiai žinot padėtį. Lietuvos
istoriografinė mokykla, jinai neugdė mūsų visuomenės požiūrio. Būtent taip matyti tą praeitį. Ir visas netgi archeologijos mokslas, kuris daugiau kalbėjo apie senesnius laikus nei Vytautas ar Mindaugas. Archeologijos mokslas yra tam tikras uždaras pasaulis, kurio atstovai nebūdavo kviečiami nei į televiziją. Archeologas nebent apie kokią nors Vilniaus ten sieną kalbėdavo. Jo, o ten, ką nors, reiškia, apie tos laikotarpius, apie kuriuos mes dabar kalbam, nekalbama būdavo. Mes pirmoje laidoje šiek tiek diskutavome, kodėl taip yra. Dabar mūsų visuomenė yra labai žingeidi tų naujų paskelbtų žinių. Kadangi visi jau tikrai yra skaitę Šapokos istoriją, bent jau čiupinėja, jeigu neskaitė ir žino, kas ten parašyta. Savotiškai net tarybinis vadovėlis istorijos mokyklinis, jis irgi atspindėjo Šapokos istorijos laikotarpį. Ir žinodami tą aplinkybę, kad vis tik tai kalbame vieną seniausių pasaulio kalbų, lietuvių visuomenės inteligentija visą laiką kažkaip linko išsiaiškinti, kasgi tai yra tas laikotarpis nuo tų seniausių laikų iki dabar, kaip mes išlaikėm. Tai istorijos mokslas tik yra viena šaka, kuri kalba apie mūsų senastį buvimo žemėje. Dar viena šaka yra labai labai mažai nagrinėta ir labai mažai judinta. Tai mitologija, kuri yra visiškai nesklaidytas puslapis. Arba gal tik pradėtas vartyti puslapis, sakykime, tos paliudijantis apie labai labai seną mūsų kilmę. Aš gal įvesčiau tam tikrą tokią intrigą. Mes kalbam apie tą laikotarpį, kada mūsų protėviai grįžo atgal prie Baltijos krantų. O kas čia vis tik tai buvo iki ledynui ateinant? Mūsų mitologinės sakmės, tokios kaip Gintaro atsiradimo legenda, vienareikšmiai mini, kad buvo kažkokia civilizacija ant kranto. Žodžiu, ta vieta, kuri šiandien yra krantas ir ta vieta, kuri šiandien yra Baltijos jūros dugnas. Ir tas kažkoks tai neteisingas santykis tų abiejų civilizacijų, davė kažkokį tai kataklizmą, kuris šiandien mums meta gintarą. Mes iš gamtos mokslo žinom, kad vis tik tai gintaras yra iš tų tropinės kilmės sakų, pušų, sakų, išplautas vandens ir ta derva virtusi gintaru. Eglė Žalčių karalienė tiesiog pažodžiui nurodo, į kokią vietą nuteka eglė. Tikrai labai rimta intriga yra sužinoti, o kasgi buvo prieš ledynui ateinant. Tai gal mes turim čia vietoje atsakymą, kokį nors. Žinoma, tas, kas buvo prieš ledynus šičia, tai būtent, jeigu taip yra geologiškai įvardinant paskutinį Baltijos ledynmetį, kuris pradėjo ir atslinko čia, pradėjo formuotis nuo 25 tūkstantmečio prieš Kristų ir pradėjo trauktis tik tai nuo 18 tūkstantmečio ir Lietuvą paliko 13 tūkstantmetį šiaurinė paskutinė staptelėjimas ledyno ties Linkuva. Linkuvos ta aukštuma yra. Tai yra paskutinis ledyno staptelėjimas. Tai žinoma, tas ledynas viską nušlavė mūsų teritorijoje. Paskutinis ledynas tikrai tą būtent didžiulius plotus, didžiuosius palikimus iki tol buvusios žmonių civilizacijos pėdsakų šičia mes neturim. Tiesa, turim labai nedidelius tokius teritorijas, tai būtent pietryčių Lietuva, dalis Dzūkijos ir iki Medininkų aukštumos dalis, kuri nebuvo paliesta paskutinioje ledynmečio. Ir ten, sakykime, mes turime, Lietuvos teritorijai neturim, bet tas, sakykime, ties Gardinu, paskutiniai naujausi
naujausi archeologiniai tyrinėjimai, tai yra nauja duomenys, kaip žmonės gyveno iki ledynmečio. Būtent. Tai čia Gardinas, aš manau, tai iš tikrųjų yra mūsų kaimynas. Čia jau visai baltiško žemės ir teritorija. Taip. Ir būtent tai yra ten gyvenvietės su mamutais, reiškia mamutų medžiotojai ir šito laikotarpio. Tai ir būtent, jeigu kalbant apie tą laikotarpį, apie mamutus, apie tą patį senąjį, kurį paklausė tą laikotarpį, tai po ledyninių laikotarpių mamuto mes nebebuvo čia. Taip. Ir jeigu taip rašo kokie vadovėliai ar istorijos dar iš seno įpratimo, tai tikrai tų mamutų mes neturim. Tai paskutinis ledynas juos išstūmė ir jie grįžtant, kada ledynas tirpo, jie jau čia nebegrįžo. Jiems buvo klimatas jau nebe toks. Be to, mes turim visus mamutus neanatomiškoj padėty. Randam karjeruose, kitur. Ir iš tikrųjų tai tas laikotarpis, kad jie buvo nušluoti, jie buvo pajudinti jau iš savo žuvę ar mirę, iš savo vietos ir po ledynį laikotarpį mes jau ten to mamuto medžiotojo ar kokio mes neturim. Mes turim Šiaurės Elnią. Ką mums pridės istorikas? Dabar, jeigu pasižiūrėtume, kas labiausiai domina, iš esmės tai vėl tie civilizaciniai santykiai, iš esmės, kurių pasekoj gimsta santykis su tikrove. Nes civilizacijos išvestinė dažniausiai būna, sakykime, religija, politika, ekonomika ir dar visi kitokie su to surišti santykiai su tikrove, kur tą civilizacinį lūžį mes iš karto galim pastebėti materialiniai kultūrai ir labai aiškiai apčiuopti. Tai, sakykime, tas matriarchalinės pasaulėžiūros susikūrimas ir tos kalbos tuo pačiu gimimas apie santykius su tikrove, kuris užgimė, taip grubiai, sakykime, kiek įmanoma archeologiškai kol kas patvirtinta apie 12 tūkstantmečių, atsiranda pirmosios šventyklos ir pirmosios grūdinės kultūros konkrečiam regione, Gobelekė Teke, tas regionas vadinasi. Tai įdomiausia tai, kad ta kalba, aš manau, kad beveik išliko ir nepakitusi, nes ta kalba buvo matriarchalinė. Ir, sakykime, tam tikri žodžiai būtent nuneša mus į tą pasaulį, į tą santykių pasaulį su žmogum ir gamta. Nes jūs paimkite netgi pačias šventyklas, kaip tik paminėjo apie tai, kad mūsų šventyklos buvo atviros. Tai vat visos matriarchalinės kultūros šventyklos jos buvo atviros, nes jos buvo surištos su gamtos stebėjimu ir su santykiai su gamta, pamatavimui kažkokiam tai. Ir visur matriarchalinėse bus saulė moteriškos giminės, mėno bus vyriškos giminės. Patriarchalinėse, kurios jau vėliau užgimė Egipte, kažkur tai apie 3 tūkstantmetį prieš Kristų, Arabijos dykumose, tai, sakykime, ten jau mes atrasime, kad saulė yra vyras, mėno yra mėnulis. Ir be abejo, iš karto šventyklų net modeliai keičiasi, jie pasidaro uždaros visos šventyklos. Nes galbūt čia yra jau vyriški vėl tam tikri santykiai su tikrove, galbūt labiau mes turim tą įgimtą savybę turėti abstraktų mąstymą, kaip kompozitoriai, matematikai, tai yra tobuli vyrai, tai yra tobuli fantazijų kūrėjai. Kai moterims visą laiką yra tikrovė svarbiausia. Jos visą laiką pasakys vyrui, tą ir tą daryk ir jokių čia fantazijų. Ir iki pačiol tas išliko. Tai, sakykime, tie santykiai su tikrove mane labai žavi, kaip paminėjo indiški tam tikri žodžiai. Mūsų kalba iki pačiol yra raktas, nes tai yra gyva kalba, nes mes tą filosofinę kalbą, Egipto, Graikijos, Arabijos piemenų ir visų kitų, mes tą abstrakčiąją kalbą su visai kitom filosofiniam sąvokom mes iš esmės net nepriėmėm. Nes pas mus nebuvo išversta Biblija į lietuvių kalbą, sakykime, mes turėjom tik lenkišką, lotynišką ir tai liko kaip kaimo kalba, mūsų ta kalba, ir todėl jinai yra turtas. Nepaprastai, bet ne Lietuvos jau turtas, bet visos Europos turtas ir pasaulio paveldas, bet tiesiog pavyzdį vieną pasakysiu, kur yra milijonai, turbūt visą Lietuvos teritoriją galim knygomis padengti apie vieną žodį, kuris vadinasi nirvana. Bet dabar paimkime ir pasižiūrėkime, kaip jisai veiksmažodžiai skamba. Iš kokių 2 veiksmažodžių jisai susideda sanskrito kalboje. Ir iš esmės jūs gaunate atsakymą netgi apie santykius su tikrove. Ir jisai skamba nėr vajaus, nėr vėjo, nėr vajo. Tai yra sanskritiškas žodis, bet tai mums net nereikia vertimo. Lygiai kaip ir Zoroastras Vestose rašosi žara auštra.
Ir jo mokymas apie 3 principus – drauga, čia avestų kalba, arta ir maina. Tai visas mokymas, kurio nereikia net paprastam mūsų kaimiečiui versti. Jisai viską iš esmės supranta. Ir čia yra santykiai su tikrove. Tuo tarpu mes priėmė tą patriarchalinės kalbos. Ir kas dar yra žmogaus sąmonė, turi pasąmonę, sakykime, mes turim archetipus. Jeigu kur savokas vyrai ir apibrėžimus, mes matysim vyriškus atvaizdus ir vaizdinius. Jeigu kurs moteris, mes matysim moteriškus. Todėl matriarchaliniai visur tose šventyklose, nuo pat Gobelė Keteke, tai yra nuo 12 tūkstantmečių, iki pat ateimo mes matom Deivės motinos kultą, kuriame matome visą laiką žemę gimdytoją, matome moteris kaip dievybę. Patriarchalinėse mes matom visą laiką vyrą dievą. Paimkit, kad ir dabartinę bažnyčią, jūs pamatysit, kad tai yra dievas. Tėvas Dievo, tai yra vyriško archetipo tobulas perkūnymas. Ir sakau, iš esmės istoriją reikėtų šiek tiek konceptualiai pasižiūrėti ir neužsikirstęs kažkokiom tai interpretacijom, ties kuriom dabar mūsų mokslas iš esmės užsikerta, bijodami peržengti ir pažiūrėti kai kurios dalykus, sakykime, ne per tą prizmę filosofinę, teologinę, kur moksle neturėtų būti ir teologijos iš esmės, o turėtų būti faktologijos rinkinys ir palyginti su persų kalba, palyginti su avestų kalba, palyginti su sanskrito ir mes nustepsim, kokį mes turtą turim. Na kągi, tokios mintis iš Lietuvos, o dabar persikelkime pas gerbiamą Jūratę į Venezuelą. Su visu to, kas dabar buvo kalbėta, aš turiu dar vieną klausimą archeologui Girininkui. Puiku. Jis kalbėjo apie autochtinę, kitaip tariant, vietinę Narvos kultūrą Pabaltyje ir jos vietinį išsivystymą. Dabar turime Gimbutienę, kurios vėliavėlė rankoje yra vervelinė kultūra. Kaip praktiškai paėmus, dabar aš iš savo pusės žiūriu, aš turiu kroniką tautos, kuri jau net kronikos įžangoje yra nurodyta kaip bitės, kurių spiečiai išskrenda. Ir išskrenda į visą pasaulį, atrodo. Ir man asmeniškai išeina, kad tie spiečiai neneša žemdirbystės tiek kultūrą, tiek gyvulininkystės kultūrą ir gyvulininkystės žodžius išbarsto praktiškai visoje Europoje. Tai man šiuo momentu prie to viskas sueina. Tai grįžtu prie archeologo Girininko. Kaip yra su Narvos kultūra ir su virvelinė vėlesnė, kiek suprantu, kultūra? Čia man klausimas, čia man kažkas nesiklijuoja. Narvos kultūra tai yra pirma tokia neolitinė kultūra Pabaltyje, miškų zonoje. Tai medžiotojų, žvejų, rinkėjų kultūra, į kurią labai palengva įsiliejo ta žemdirbiška kultūra. Mes ilgus tūkstantmečius, reiškia nuo 5,5 tūkstančio iki 2 tūkstantmečio, kol gyvavo šita Narvos kultūra, tai mes turim tarsi dualizmą tokį. Dualizmas. Tai yra ir medžiotojas, žvejys, rinkėjas, ir kartu turim kažkur tai jau tokį gana ankstyvą, vadinamą žemdirbio gyvulių augintojų, pagrindę gyvulių augintoją. Kodėl? Būtent, kad medžiotojas yra geras karys. Ir medžiotojas yra, ko jam reikia? Jam reikia arklio, jam reikia kažkur tai judėti, visą laiką būti kažkur, kaip sakant, judėjime visą laiką. Bet tai reikia atsiminti yra miškų zona. Ne kokia norintai stepė, kur galima su arkliu laisvai tuo metu perjoti tam tikras teritorijas ir panašiai. Tai todėl buvo labai svarbus vandenų keliai.
vandens arterijos, vandens keliai, luotai ir taip toliau. Ir būtent santykis tarp tų Narvos kultūros ir kaip ponia Jūratė klausė su virvelinės keramikos kultūra, tai mes turime tą, ką turime ir kalbame tą, ką turime neišgalvodami, kad virvelinės keramikos kultūros atstovai čia gyvenę, atvykę, jie apsigyvendavo Narvos kultūros žmonių teritorijose, tai praplėstuose jau su pirmaisiais žemdirbių, tokias žemdirbiška užuomazga, bet dažniausiai tai gyvulių augintojų užuomazga. Ir jie tose vietose apsistodavo ir jie migruodavo būtent vandens keliais. Palei tuos vandens kelius yra jų, sakykime, trumpos stovyklavietės, yra mirusieji palaidoti ten. Jie nelaidojo būtent į tuos kapinynus, kur Narvos kultūros žmonės buvo apsistoję. Ten praktiškai mes nerandam jų. Mes randam palei upes, pratekančius ežerus, palei jūros krantus ir panašiai. Ir čia buvo įdomiai užduotas klausimas, ir kolega apie gintarą, apie Jūratę kalbama ir panašiai. Tai yra gintaras, tai yra pakeitė visą vakarinės Lietuvos teritorijos gyvenseną žmonių. Gintaras tai yra vidurinio neolito laikotarpio atradimas, nors Jutlandijoje jis jau žinomas nuo mezolito ir ankstesnių laikų. Ten jau anksčiau paplauti buvo sluoksniai. Čia ta vadinamoji mėlynoji žemė, kur tas gintaras randamas, jo konkrecijos randamos. Tai būtent yra iš 4 tūkstantmečio vidurio maždaug, kada prieš Kristų, kada ji paplovė ir prasidėjo visiems reikalingas ta substancija, visiems pasidarė reikalinga tiek fino-ugriškam pasauliui, tiek, sakykime, tiems pačiems žemdirbių gyvulių augintojų pasauliui, tai rutulinių amforų kultūros. Egiptas, ten ir visos vėlesnis, jau čia žodžiu, jeigu jau taip imam Egiptą, šiek tiek vėlesnis. Ir visas tas, sakykime, nukreipimas, būtent virvelinės keramikos kultūros žmonių ir jų dėmesys nukrypo būtent į tas vietas, kur yra tam tikros, pasakysiu, brangios žaliavos. Tai tuo metu žaliavos tiek tas gintaras, tiek tas titnagas, iš kurio darydavo tai dabartinė geležis, sakykime, tas titnagas. Tai ten jų dažniausiai ir randam. Ir pasirodo, kad tie virvelinės keramikos kultūros atstovai, tai iš tiesų buvo, negalim įsivaizduoti jų tokių, kaip mums pateikia, sakykime, paveikslėliai, ten filmai kokie, jie ant žirgo, su raiti, karingi, su laivinių kovos kirviu kažkur tai ir mojuodami ir jie kariauja. Pirmiausia, jie tikrai negalėjo per miškus bėgti. Tie Narvos kultūros žmonės būtų įsislapstę po miškus ir jų neradę ir taip toliau ir taip toliau. Čia reikia kalbėti apie dviejų kultūrų santykį, susidūrimą ir sąlytį jų. Ir nagrinėti, ką vieni gavo iš jų, ką kiti gavo iš jų. Ir aš kaip tik manau, kad visą šitą laikotarpį ir atspindi Eglė Žalčių karalienė apie tą dviejų kultūrų susidūrimą žemdirbių ir šitų miškuose ir visur kitur gyvenusių čiabuvių. Ir jų dvasinė civilizacija skiriasi. Kiek skiriasi, žiūrėkit, kokia yra Eglės šeima ir kokia yra dvaras Žilvino. Taip. Tai čia yra būtent tas matriarchalinis pasaulis ir vėl patriarchalinis savotiškai. Ir labai įdomu, kad, sakykime, tas Juodosios jūros, irgi jisai buvo ežeras iki maždaug 6200 metai prieš Kristų, kada jisai susijungė su Viduržemiu ir iš ežero tapo jisai jūra sure. Bet jisai ten ištiko tokia pakankamai globali katastrofa, per metus pakildavo 80 metrų vandens lygis pakilo, sekančiais metais pakilo apie 70 metrų. Ir visa ta gyventojų masė iš tų užlietų teritorijų ir pradėjo kilti link mūsų. Ir visa ta mitologija su tvanu, sakykime, tiek Biblijai, tiek kito visose tautose, kurioje buvo būtent ta žemdirbystės pradas, mes visur susidurėm su tuo tvanu, su tuo povandeniniu paskendusiu
likusiu pasauliu, kuriame ir buvo sukurta visa šita civilizacija matriarchalinė, iš esmės visiškai kitą santykį su tikrove. Ir mes turime tą patį laikotarpį atspindinčias legendas Eglė Žalčių karalieniai. Tai gali būti ne tik civilizacijų, bet ir nuorodos į tą mūsų kilimą, nes vienas iš įdomiausių dalykų yra, kad mūsų genotipas mokslininkai tyrinėjo brahmanum. Taip. Tai yra ta kasta žinių, kurie yra būtent atėję arijai. Jie į Indiją maždaug atėjo apie 1750 metus prieš Kristų ir mūsų genomas su jų sutampa apie 70%. Paradoksalu, bet ta prasme yra labai toksai įdomus dalykas, kad tai siejasi būtent vėl su ta pačia žemdirbių kultūra. Ir čia reikėtų irgi labai... Tai jeigu mes užsiminė čia kolega apie genetiką, Taip. Tai būtent tie genetiniai duomenys yra žinomi. Ir čia nieko tokio nuostabaus, kad, sakykime, būtent va čia, kai kalbat apie vyrišką ir moterišką pradą ir jo atspindžius, reiškia, pasiekusius mūsų laikus. Taip. Tai jeigu kalbėti apie tuos laikus, sakykime, apie kuriuos ten Narvos ir virvelinės keramikos kultūros laikotarpių, tai iš tiesų, kas dažniausiai galėjo būti tais vyro, reiškia, tai buvo iš tiesų drąsūs žmonės, arba jie kokie nors prekeiviai, kažkokie tai keliautojai, tai turėjo daugumo ir būti ir vyrai. Ir praktiškai jie buvo autoritetas. Jie nešė kažkokią tai gyvulininkystės idėjas, kaip kompiuterinis pasaulis, jeigu palyginsim. Jie nešė tokias ir iš karto ta šeima, aš įsivaizduoju, tiems padarė didžiulį įspūdį šitiems vietiniams gyventojams, būtent gal ir moterims ir panašiai, kad o genetikui tas atsispindi labai įdomiai. Labai įdomiai. Tai yra pagal, reiškia, moteriškąją liniją. Tai visi yra labai daug pas mus yra senojo to klodo. Negalim kalbėti finougriško, negalim finougriškas, ta vadinama haplogrupė ar ten kita, tai ji nėra tiek. Yra pas mus palietusi ir taip kalbėti, kaip buvo, sakykime, ir vadovėliuose dar iki šiol rašo, kad iki Narvos kultūros ir iki tų virvelininkų, iki virvelinės keramikos kultūros, čia gyveno ugrofinai. Taip. Tai tikrai ne. Tikrai šitaip nebuvo. Čia gyveno tie narviečiai. Narvos kultūros, būtent būsimieji baltų pagrindas. Aš galvoju, čia irgi įsiterpti su mitologija. Mūsų atsakymas, ponė Jūratė, iš tikrųjų labai išsamus. Įsiterpti su mitologija tuo, kad štai Aivaras užsiminė apie Tvaną ir užsiminė būtent apie Juodosios jūros kilimą. Aš skirčiau dvi linijas. Mes turime ir Tvaną, turime ir Eglę Žalčių karalienės legendą. Vadinasi, mūsų mitologija skiria. Žino, kas dėjosi pietuose, tai yra, kad kažkas pasipylė iš pietų ir mes aiškiai skiriame Baltijos jūros atsiradimą. Tai kelia vis tik tai mūsų senbuvystės laikus daug toliau, iš kurgi mes žinome. Pavyzdžiui, apie Baltijos jūros, tokios kaip Žilvino ir Gintaro atsiradimo legendos mes kur nors pietuose nerasim. Tik tai mes ją turim. Žinom ir kas dėjosi pietuose, ir kas dėjosi šiaurėje. Taip, iš tikrųjų labai įdomu. Gerbiama Jūratė, laikas dėja nėra toksai ilgas ir mūsų laida jau artėja į pabaigą. Taigi, ar atsakėme į jūsų klausimą? Paskutinis žodis šiandien priklauso jums. Pirmas dalykas, man toks įdomus buvo tas pasikalbėjimas, kad aš esu jums nepaprastai dėkinga. Kai esi tiek metų dirbęs visiškai atitolęs nuo Lietuvos ir faktinai mano profesija nieko bendro neturi, kaip po žurnalistės, ypatingai kaip po gana agresyvaus žurnalo direktorės, tai profesija visai kita. Tai jautiesi labai atitolęs nuo to, kas tikrai širdyje yra svarbu, būtent Lietuva. Ir
tai, ką aš šiandieną girdėjau, mane nepaprastai praturtino. Dėkoju tiems, kurie čia yra ir ypatingai dėkoju Sigitui, kad jis mus suvedė. Ir galvoju, kad išvadoje pastebiu, kad mes praktiškai visi sutampame prie to paties. Iš savo pusės tikrai nuoširdžiai kviečiu lietuvius susipažinti su Alfonso X kronika, nes mano manimu tai yra, lygiai kaip dabar kalbėjome apie archeologinius, mitologinius laikus, taip jau ta kronika jau yra istorinis baltų praeities aprašymas. Ir tame punkte aš labai tvirtai laikau savo nuomonę ir galvoju, kad su laiku Lietuva prie to prieis. Ir paskutinė pastaba yra, prašau tikrai Lietuvoje atkreipti didesnį dėmesį į Daukantą, kuris mano nuomonė labai daug svarbių dalykų yra surašęs, kurie paskutiniu laiku yra nepastebėti. Tai tik tiek galiu pasakyti. Ačiū Jums labai. Dar mūsų žiūrovams noriu priminti, kad šiandien tiesiogiai mes interneto pagalba galėjome bendrauti su lietuvių kilmės žinoma baltų praeities tyrinėtoja, taip pat žinoma Venesuelos žurnaliste Jūrate Statkute de Rosales. Ačiū Jums, Jūrate, labai. Na ir dar kartą priminsiu, kad šiandien studijoje greta manęs buvo archeologas, habilituotas daktaras, akmens amžiaus specialistas Algirdas Girninkas. Ačiū Jums labai, kad atvykote. Taip pat istorikas, dėstytojas, kuris paskaitas skaito ir Londone, Metropolitan universitete, tai yra Aivaras Lileika. Ačiū Jums labai. Na ir mūsų geras bičiulis, leidėjas, Česlovo Gedgaudo labdaros fondo pirmininkas, tai yra Leopoldas Krušinskas. Ačiū už šį pasimatymą. Mes dar grįšime į nuomonių studiją ir būtinai pratęsime pokalbį apie istoriją, kurios nežinome. Ačiū, iki pasimatymo.